Julika? Ką čia veiki? Čia tu? Nepatikėsi, gyvenu. Tai ką, iškraustė? Davė 2 valandas susirinkti daiktams. Susikroviau, pasikviečiau taksi ir va. Dabar čia esu. Žinai, kaip sakė mano vienas mėgstamas filosofas, kartais reikia pasiekti dugną, kad galėtum nuo jo atsispirti ir pakilti dar aukščiau. Nepadės. Iš vidučio atidaviau gražiausią gabalėlį savo gyvenimo. Tada buvau žiauriai išspirta. Ką tu čia darai? Irgi gyvenu. Klausyk, aš gal dar vyno paimsiu. Pasidėsim, išgersim, pašnekėsim. Gerai. Tai aš tuoj. Va, geriausio paėmiau. O beje, aš nežinau tavo vardo. Vytas. Fu, koks negražus vardas. Paprastas, lengva prisiminti. Lengva ir užmiršti. Kaip sakė kitas mano mėgstamas filosofas, vandenį reikia gerti kaip arkliui, o vyną kaip karalieniai. Paragaujam? Man daug nepil, gerai? Gerai, pasakyk stop. Oi, palauk, užteks. Kaukė, pirštinės. Turiu. O pinigus kur dėsim, pagalvojam? Turiu šiukšliniai maišą ir vienkartinių antrankių. Vat, v общем, ryšim visus kaip balandėlis. Aš apie viską pagalvoju. Apsauga ginkluota. Tai koks skirtumas, susitvarkysim. Ir va, burnom uždaryti. Žinai, taip grubiai užlaužęs ranką, taip laiko ir taip rėkia. Supratai, supratai. Čia Vykerto brolis. Jo. O tada aš susikroviau daiktus ir jis jau toks švelnesnis tavo, žinai, jau sako, tai gal matei, kur paslėpė Vykertas tokius 4 pokus, ten kažkokį tavarą. O tai kas čia per tavaras? Nežinau, nemačiau. Narkotikai?
tai turbūt. Kai išėjau, tai mačiau, kad dar namus kratė. Ieškojo Jo. ir rado. Neras. Nežino, kur ieškoti. O tu žinai? Žinai, aš gyvenau tose namuose, tai aš šiokį tokį supratimą tai turiu. Vikertas man buvo toks švelnus. Jis man dainuodavo tokią dainelę. Aš tavo laivelis, tu mano irkliukas, aš tavo gėlės. Tai prisiminiau. Aš susitvarkysiu, aš stipri moteris. Tikrai tu labai stipri moteris. Ir be to dar labai protinga. Jeigu tau reikės kokios pagalbos, tai tu man iškart sakyk, aš padėsiu. Tarp kitko, gal tau dabar ten pinigų reikia, aš... Baik, jau ne apie pinigus. Nu, kaip pinigų visada reikia. Man nereikia. Aš turiu pakanka. Žinai, nesupyk, bet aš tau pasakysiu. Jeigu moteris sako, kad jai pakanka pinigų, tai jai nepakanka fantazijos. Kaip tu nesupranti, man tiesiog liūdna. Supratau. Išsiskyrimo skausmas. Nu, nieko reikia išlaukti ir praeis. Kodėl numetei? Čia toks balvonas skambina. Vakar susipykom, tai šiandien turbūt atsiprašyti nori. Nenoriu šnekėti. Dėl ko supykot? Nesvarbu. Kaip nori, nepasakok. Ne, nu tai čia nėra ką pasakot. Sėdėjom bare, gėrėm alų, ten tema apie NASA užėjo. Tai aš sakau, kad feikus tą NASA kūrė. Nėra jokio kosmoso. Paskui ten parodžiau, dar jam keletą feikinių video, jisai netikė, juokėsi. Taip pasiunčiau ir viskas. Vargišelis galvoja, kad yra kosmosas. Nu taip, nu įsivaizduoju. Ai, tu matei tą video? Kokį? Nu, tą, kur atseit kosmose filmuota, taigi ten aiškiai matosi, kad po vandeniu. Tokie burbuliukai kyla. Nu tai taip, taigi jokio kosmoso nėra. Nu. Arba tas video, kur ten tos raketos kyla į kosmosą. Taigi aiškiai matosi, kaip atsitrenkė ten į tą gaubtą. Nu taip, tengi yra, nu, visiems aišku, kad yra gaubtas. Jo, tas kupolas tokia kaip žėlė. Matei? Ne, nemačiau. Nori parodysiu? Tai aišku, parodė. Žinai, aš vis tiek nesuprantu, kokių žmonėm dar įrodymų reikia, kad žemė plokščia. Kur tas YouTube'as? Galėsi persiųsti paskui man. Jo. Nu va ir vietoj. Dabar pacanai. Reikia ieškoti pro kur įlyst. Kamerų nėra? Nėra. Nu tai ką, einu pasižvalgysiu, pro kur eiti. Pažiūrėsiu, kur apsauga. Kardinandikai, šiandien kasčio fieną sudilinau. O kaip? Nu, ir reiškia, paėmė tvartingai, atsiskaitė, всё. Bet svarbiausia, Vikerto nėra. Ir viską savo pasiėmė. Žiaurūs pinigai, žinok. O kaip? Tai Vikertas jo darbas. Paklausiau. Tai ką tu? Kaip iš kartos, kaip sužvėrėjo, pradėjo rėkti, kad aš, tu galėjai pagalvoti savo draugą, kad aš tu. Bet kardinandikai žino, kieno darbas. O kaip? Iš ko sprendi?
Nu, pats primesk. Pavyzdžiui, tavo žmogų, nu, į mane, nu, va, nu, tu ką darai? Nu, iš karto atsigulė ant dugno. Pradedi žiūrėt, kas, kaip, tuda-siuda. O jisai ramiakas. Kaip nieko nebuvo, vaikšto fieną pardavinėje ir nifiga nesibaido. Vykertas Panikytas gal planavo kraftą? O kaip? Nepagalvojau. O, dabar pagalvojau. Nifiga, tai tada ir jisai paskui Vykertą eitų. Pridavė. Ir pats įviliojo į spastus. Maladys, Ferdinandai. Mes su tavimi vienodai mastom. Jo, bet fik su jais, karočiai. Ką toliau darom, Ferdinandai? Tu pažiūrėk, kokia paklausa. Nu, reikia jam beniuchą, duoti jam vadovėlių, nusipirksim jam kolbačkų, bačkų ir tegul sėdi ir būrė. Teisingai? Paskui pakalbėsim. Paskui pakalbėsim. Ferdinandikai, aš vėl tave myliu. Ai, paskui tai. Kas tu? Kaip tai kas? Vytas aš. Ko nori? Va, vyno atnešiu. Ačiū. Ko dar? Nu tai leisk Kur? vidun. Nu, pasėdėsim, vyno atsigersim, pašnekėsim. Žiūri, sunki diena buvo tą kartą. Okei. Lyja. Visą dieną lyja. Lyja. Tu žinai, kaip įdomu, mano tėvas labai mėgdavo lietų. Bet ne kaip visi normalūs žmonės. Per lietų visai nemėgodavo. Kodėl? O kaip kodėl? Pats geriausias laikas vogt. Nu, jo, visi su lietsargiai, žinai, niekas nuobelių lauką net nekiša. Oi, imk, ką nori. Atsimenu, buvo man 6 metukai, nu, prieš mokyklą pačią. Atvežė man dviratuką ir liuką. Vogta? Ferdinandai. Nu, perdažė rėmą, vat, ir jau, reiškia, kitą dieną pradėjau mokytis važiuoti. Na čia šitą jau pasakoju. Tai Ferdinandai, aš dabar ne apie save, apie tėvą. Vat, visą dieną mane stumdė, prilaikydavo ir jau vakaro pradėjau lygsverą išlaikyti ir pedalus mint. Sunki vaikystė. Jo, labai sunkiai žinok, nes maisto nevogdavo, reikėjo pirkti. O, Larisolkinas! Nu? Ką ten matei? Yra 2 apsauginiai. A. Foje mačiau.
Tai blin, Larčikai, gal jie ten visą naktį ir prasidės, nereikės tau jam ranką laužti. Nu ką, judam? Per tarnybinį? Jo, radau. Tai užrakintas bus. O šituo nesirūpink. Paliko datėlių valdovai. Važiuojam. Nu, ką, pacanai, laikas banditaut. Ferdinandai, Arčikai, Juranka ir aš. Tai judam, nesudarom kamščio. Larčikai, tu baisus žmogus. Juranka, judam. Reikaliukai. Aha. Uch tu. Jo, Jurančika, įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam, iškvėpiam. Šramai, patylėka. Supratau. O tu. Tu žinai, Jurančika, tu neskubėk. Pas mus tavim visa naktis. Šramai. Atsiprašau.
Romai.